Va, dabar karalius. Karalius eina per vieną. Valdovė, jinai vaikšto visai, jinai pati stipriausia figūra. Rikis vaikšto šitą. Vokštas dabar. Taip, vokštas eina taip, jis negali eiti taip. Taip, per liniją negali. Yra du rikiai. Dabar, jeigu pėstininkas, jis negali praeiti pro pėstininką, turi atidaryti kelią, ir tik tada vienas baltas rikis, kitas juodas rikis. Vienintelė figūra tai žirgas, kuris gali peršokti pėstininkus. Jisai šoka. O taip, iš juodo ant balto, iš balto ant juodo. Va, vienintelė figūra. Pėstininkas, jis eina į priekį. Dabar pėstininkas negali eiti, jis sustabdė. Bet jeigu šičia tik pėstininkas būtų, jis gali kirsti. Ir jeigu atgal nekirta pėstininkas. Taip, dabar eina žiūrėkit pėstininkas. Nepamiršau paminėti, kad karalius... Taip, pėstininkas eina iki galo dar eina, galima pasidėti bet kokią figūrą, tik tai karalius ir pėstininkas nesistato. Galima bokštą, žirgą, rykį, valdovę. Daugiausia valdovę. Ir dabar kiek, pavyzdžiui, dabar sakau vaikutį, kiek tų valdovų? 8 valdovės ir ta plus 9. Tai aš toks atvejis labai retas, kad tik valdovų prisistatyti. Ir tiesa, atgal pėstininkas nekirta, jis jau negali kirsti, jis tik į priekį kerta. Yra, kad prasikertant, pavyzdžiui, pėstininkas stovi, prakerta pėstininką, netamą laukelį, rokiruotę padaryti, paprasčiausiai, rokiruotė, jeigu nebūtų figūrų, tai darosi va taip, rokiruotė čia trumpoji, o čia ilgoji. Ačiū, pristatykit trenerį. Valdas Tamandulis, sakrokų treneris. Ačiū Jums. Ačiū Jums labai. Ačiū Nojau. Iki, laimingai.